Brangus mūsų žiūrovai, aš, Larisa Kalpokaitė, kviečiu Jūs į Domino teatrą pasižiūrėti nuostabaus, švaraus, tyro, juokingo, graudaus ir pamokančio spektaklio Prie dangaus vartų. Ką aš matau? Pats ponas šefas. Jau rakino duris. Pažaiskim? Galim. Gražus spektaklis. Turbūt dažniausiai girdimas atsiliepimas apie jį iš mūsų visų kolegų ir turbūt žiūrovų. Oh my god! Jūs norit pasakyti, kad čia kažkada gyveno Džekas Cameronas? Taip. Vaikštinėjo šitomis grindimis, sėdėjo prie to rašomo stalo. O gražus kame? Gal kažkam dekoracijos pasirodo gražios, gal aktoriai gražus, o iš tiesų tai žinoma, kad pagrindinė mintis labai graži yra. Apie gyvenimą ir pomirtinį gyvenimą. Tai iš tiesų temos pakankamai labai jautras, bet jos pateikiamas labai šviesiai. Todėl ir gera būti šitam spektaklyje jau daug metų. Šis spektaklis, man kaip aktoriai visų pirmiausia tai reiškia susitikimą kiekvieną kartą su savo labai mylimais kolegomis scenoje. Man yra didelis džiaugsmas su jais susitikti, su visais nuostabiais aktoriais. Ir irgi papasakoti šitą tokią gražią, jautrią istoriją. Mums visiems šitas spektaklis patinka, mes jį su dideliu džiaugsmu vaidinam. Gal galėtumėm jau eiti jūsų ofisą pasirašyti nuomos sutartį? Maldauju, eikim. Eikim pas mane į biurą, aš laukia palauksiu. Apie tikrus jausmus, apie meilę, apie norą būti vienas su kitu, apie šeimą, apie santykius, apie amžinas vertybės. Ačiū tau, Džekai Cameronai, kad čia tik vieną vonę įrengiai. Nes jau verčiau eičiau stiklo duženomis arba briščiau į vandenį pilną piranijų, negu ta bestija man sėdėtų ant sprando. Va! Kodėl jis taip nerašo, ką? Man patinka, kad tai turbūt vienintelis Domino spektaklis, kur iš tikrųjų yra apie meilę. Nes tarsi visi yra apie meilę, bet labiau apie santykius, apie neištikimybę, o tai iš tikrųjų yra spektaklis apie tikrą meilę. Tai aš galvoju, jeigu jūs išsilgę tikros meilės, ieškote, tai būtinai ateikite, pamatysite, kad tokia egzistuoja, o jeigu turite savo santykiuose tikrą meilę, tai irgi rekomenduoju ateiti, pamatyti, kad tikra meilė niekada nesibaigia. Oi. Čia ne Angelas Sargas, Siuzė čia pabaisa. Šitas spektaklis man yra pats pačiausias iš visų Domino teatro spektaklių. Jame yra ir rimti dalykai, kur gali susimastyti apie gyvenimą. Jame yra ir juoko, jame yra ir graudulio, kur žmonės spektaklio finale išeina verkdami. Man čia yra toks visko jame yra. Kuris eina, tegu jis grįžta prie to prakeikto stalo, pasakyk jam. Turiu dirbti. Prašau, tik kelias minutės. Aš vaidinu pradedantį rašytoją, kuriam reikia visokio įkvėpimo, kuris žavėsi literatūra ir turi vieną tokį dievaitį žymų garsų rašytoją Džeką Cameroną, kuris dėl tam tikrų aplinkybių dėja yra miręs ir taip netikėtai sutampa, kad jis atsiduria labai šalia jo buvusio gyvenimo, tiksliau jo namuose. Tu mane matai? Tai akivaizdu. Čia tu. Čia mes. Jūs. Ir tu. Labai ryškus. Pats personažas labai ryškus, toks skanus, saldus toks. Jisai ir labai dėkingai jis užbaigė pirmą veiksmą ir užbaigė antrą veiksmą. Žodžiu, tas, kas užbaigė, tą labiausiai žiūrovai ir įsimena. Aš turiu tokią viltį, kad mane tikrai įsimena žiūrovai šitam vaidmenį. Džekai Cameronai, ar čia tu? Vaidmuo juokingas. Juokingas, gražiai išrašytas, nors labai nedidelis, bet aš sakyčiau, šitam spektakliui tokia puošmena. Šiaip pasijutu pavargusi. Simonai, Ir išėjo namo. Simonai, bet turėjo kažkas atsitikti, kad tau taip juokingai išsirengė nuogai ir sušoko ką tu šokai. Panašiai!
Rekomenduočiau visiems, kas pasilgo šviesos ir paprastose dalykuose mato labai gražius dalykus. Tukų traukinys traukia traukinį genys, o tame traukinį tarakonai. 8 kas yra? Pyko senis ant bobutės, kad nerodės. Pūtė vėjas, žodžiu. Pūtė vėjas iš rytų, dabar iš vakarų. Nu, tai kažkas šitą nesąmonė. Tai pagalvoju, kad tai galėtų būti spektaklis visai šeimai. Tai gali eiti ir vaikai puikiausiai iš tą spektaklį. Nuo 5 iki 105. Drąsiai. Tikrai. Kiekvienas ras tai, kas jam čia bus brangu, artima, atpažįstama. Kas nori kitokio, gilesnio gylio, tai šitas spektaklis apie tai. Aš šitą spektaklį rekomenduočiau visiems. Nuo 8 metų vaikų, kurie jau pradeda suvokti, kas yra teatras, kad yra vaidyba, iki 80, iki 90 metų visiems jis tinka visiems. Mama, aš parnesiu. Šį spektaklį rekomenduot galėčiau absoliučiai visiems, nes jisai ir labai trapus, ir labai netgi romantiškas, ir tam tikrą prasme šiek tiek ir liūdnas. Ir jisai turi tokį labai gerą balansą tarp juokingų dalykų arba juokingų situacijų ir tokių susimąstymų rimtų. Tai tas balansas man patinka. Šitas spektaklis yra kalėdinis atvirukas. Tiesiog, ir kiek mes kartu esam vaidinę per kalėdas, tai tiesiog būdavo nuostabu. Ir patiems gera nuotaika, ir žiūrovui gera nuotaika, ir tiesiog yra stebuklas.